Treneri, 0-0 rungtynės Kauno Žalgirio tvirtovėje, Dariaus ir Girėno stadione. Ar tenkina toks rezultatas? Manau, kad rezultatas teisingas, turėjome spragų, turėjo Kauno Žalgiris, bet visų pirma noriu pasveikinti visus su tikrai įdomiom rungtynėm, tokiam super stadione prie daug žiūrovų. Jautėsi, kad tikrai futbolo šventė. Aišku, gal truputį nuvylėm sirgalius be rungtynės, be įvarčių, bet tikrai momentų buvo nemažai, taip kad rungtynės turėjo patekti, o kas liečia mus pačius, tai iškovotas taškas išvyko gerai. Pirmas rungtynės šį sezoną ant natūralios vejos, pirmos oficialios rungtynės. Kiek tas turėjo įtakos, kiek reikėjo prisitaikyti jūsų žaidimą? Sunku pasakyti, žinot, treniravomės visą savaitę jau ant žolės, aišku, kokybė truputį skiriasi ir žinom, kokios buvo temperatūros šią savaitę, bet aikštė ideali, taip kad čia nenorėčiau kalbėti net tą temą. Grįžtant prie rungtynių plano, koks buvo planas, nes labai aktyviai marijampoliečiai pradėjo rungtynes, papresingavot varžovus, tikrai nevengėt ir tokių aštrių dvikovų, paskui šiek tiek atsitraukėt ir galbūt tą jau rezultatą labiau saugojot, nors ir keitimai vėlgi buvo aštrinantis į puolimo grandį, netgi įvartis pasiektas. Planas toks buvo, kad juos presinguot nuo pat pradžių, tas aišku, kainavo daug jėgų, momentais buvo neblogai, momentais pritrūkdavo, kažkas vėluodavo su presingu, bet kaip minėjau, tas kainavo daug jėgų. Antram kėliny turėjom tikrai nemažų problemų, bet kur Kauno Žalgiris, neatmetant varžovų, kur turi tikrai daug kokybiškų žaidėjų ir nelengva apsiginti nuo jų antakų, bet vaikinai tikrai stovėjo super, po to padarėm keitimus, kurie irgi pagyvino galbūt ta prasme, Kauno Žalgirį vėl atstūmėm labiau nuo savo vartų. Kas liečia įvartį, lyg tai nuošalė buvo, bet man įdomus tas momentas, kur mūsų gynėjas gavo geltoną kortelę, o mūsų nuomonė ir peržiūrėjus video, kad turėjo būti raudona kortelė. Bet kuriuo atveju, ko gero, esate arti to, kad iki trečiadienio, iki kito turo tapsit absoliučiai lygos lyderiais. Priklausoma, aišku, dar nuo Hegelman rungtynių baigties, bet kol kas jie ten atsilikinėja smarkiai. Tai ką jums reiškia po 6 turų būti arti viršūnės arba pačioj viršūnėje? Aišku, smagu laimėti arba bent jau nepralaimėti, taip kad tikrai džiaugiamės, o taip jeigu atvirai, tai į lentelę net nežiūriu, negaliu pasakyti net kas kurioje vietoje, taip kad tikrai koncentruojamės į kiekvienas rungtynės, o kaip sako, viščiukus skaičiuosim rudenį.